Sveiki, malonu, kad įsijungėte šį video ir šiame video papasakosiu apie produktus, kurie leidžia turėti lieknesnę taliją ir padeda sudeginti pilvo riebalus. Tai produktų racionas yra labai paprastas. Mums reikia išsiaiškinti, kurie produktai yra geriausias pasirinkimas būtent siekiant turėti lieknesnę taliją. Tai vieni iš produktų yra baltyminis maistas, kaip pavyzdžiui, vištienos filė, liesa mėsa, tarkim, jautienos kepsnys, tada žuvis, jūros gėrybės, baltyminis kokteilis, baltyminiai milteliai, baltyminis jogurtas, baltyminis pudingas, tada vėlgi riebi žuvis kaip kartais, tada tokie produktai kaip agurkai, salotos, pomidorai, svogūnai, morkos, paprikos, vynogės, obuoliai, kriaušės, apelsinai, greipfrutai. Jeigu šiuos produktus įtrauksite į savo mitybos racioną, tikėtina, kad žymiai greičiau numesti kūno svorį. Ir šios produktus reikėtų įtraukti tiek pusryčiams, pietums, vakarienei. Tai kiekvieną valgį turės sudaryti vienas baltyminis produktas ir kitas ten daržovės, uogos arba vaisiai. Ir jeigu jūs tai padarysite, tikėtina, kad jums pavyks apriboti suvartojamų kalorijų kiekį, nes jūs tada išvengsite daugiau kalorijų turinčio produktų ir būtent kai jūs suvalgysite pakankamai baltymų, jūs būsite sotesni, geriau jaustės, greičiau atsistatysite ir taip pradėsite deginti riebalus dėl sukurto kalorijų deficito. Tai toks yra labai paprastas patarimas, kokius tos produktus galėtumėte įtraukti savo mitybos racioną. Tai tikiuosi, kad šitas video buvo naudingas ir jeigu jums reikia papildomos pagalbos, kaip planuoti savo mitybos racioną, kad greičiau pasiektumėte išsikeltus savo tikslus, tai drąsiai galite man parašyti asmeninę žinutę, įsigilinsime jūsų individualią situaciją ir tada jau nuspręsime ką, kada ir kaip turite valgyti, kad tas rezultatas būtų žymiai greitesnis ir savo tikslus pasiektumėte žymiai greičiau. Ačiū, kad išklausėte šį video, tikiuosi video buvo naudingas ir pasimatysime kitą kartą. Iki greito, mielieji.